Užkirstas kelias skaitmeninės inovatyvios odontologijos klinikos įsikūrimui. Šaltibarščių čempionatas Man patinka rožinė. Kaip atsiranda meilė katėms. Odontologas Povilas Ancevičius 2 metus rengė projektą siekdamas įkurti inovatyvią, skaitmenizuotą pirmąją tokią kliniką Šiaurės regione. Tačiau daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas Vytautas Kliučvaitis užkirto kelią $500 000 vertės investicijoms į Šiaulių miestą. Tada žlunga mūsų projektas, mes turim terminus, mes turim iki lapkričio 6 pradėti veiklą. Jeigu to nepasiekėm, turim mokėti baudas, grąžinti subsidijas ir nuleisti rankas. Nes šiuo metu esame labai spaudžiami terminų, kurie yra nustatyti projektuose, griežtuose jų aprašuose. Tai, jei nepavyks, tai bus iš tiesų labai nuoširdžiai gaila, nes ne tik mes prarasime daug, bet ir tiesiog ir Šiaulių gyventojai. Ir visa galbūt net ir Lietuva, bet judėsime toliau, kursime toliau ir tikriausiai kelsimės galbūt net ir į kitą miestą. Daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas Vytautas Kliučvaitis nesuteikė leidimo pristatyti inovatyvų projektą gyventojams. Norėčiau šitam pastate įkurti modernę skaitmeninę odontologijos kliniką, tačiau negaunu gyventojo leidimų įkurti čia kliniką ir tas gyventojų sutikimas jis nėra motyvuotas ir man ko reikia iš gyventojų, tai 2 dalykų, tai pakeisti šių patalpų paskirtį iš komercinės į gydymo ir kur yra langai mažučiai, norėčiau, kad jie būtų didesni, praplatinčiau ir tam reikia leidimo gyventojų. Šiuo metu esame labai nusivylę, nes kaip ir kuriame pridėtinę vertę ne tik tai būtent to miesto, tai yra Šiaulių miesto gyventojams, bet ir visai Lietuvai, kadangi kuriame inovatyvią kliniką visame Šiaurės Lietuvos regione, tai būtų inovatyviausia klinika visame regione ir iš tiesų esame labai nusivylę, kad gyventojai tiesiog nepritarė tokio projekto įgyvendinimui Šiauliuose ir nesupranta jo kuriamos vertės. Daugiabučio namo savininkų bendrija Vilniaus gatvė 251 oficialiai registruotas juridinis asmuo. Jos pirmininku viešai pristatomas Vytautas Kliučvaitis. Viešai nurodytų telefonu ETA Plius televizijos redakcijai pirmininkas ragelio nekelia keletą dienų. Elektroniniu paštu į laiškus neatsako. Mes norėjom su namo pirmininku susitikti ir pristatyti projektą, tačiau mes tos galimybės neturėjom. Jis pristatė gyventojams projektą pats susirinkimo metu ir tada sako, kad gyventojai vienbalsiai priėmė sprendimą ir šis sprendimas yra nekvestionuojamas, nebeatmetamas ir argumentų, dėl ko mes negalim pakeisti patalpų paskirties, kodėl gyventojai nesutinka, jis neatskleidžia. Klausėme advokato Aivaro Gilio, ar daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko elgesys teisiškai pagristas. Įstatymas ir aukščiausio teismo praktika sako taip, kad bendrasavininko teisė daryti remontą, pertvarkyti patalpas, keisti jų paskirtį, ji negali būti paneigta, ji yra įstatymė įtvirtinta. Tai ir sutikimo nedavimo būdu, sakykime, taip reikalingas sutikimas bendraturčių, bet tuo nesutikimu ta teisė negali būti paneigta. Ir sako, kad aukščiausias teismas sako, kad negali bendrasavininkiai apskritai teisės į tokį, šiuo atveju konkrečiai kalbėkime apie į paskirties keitimą, teisės ginčyti apskritai negali, gali tik tai ginčyti būdą. Kaip ruošiamasi su tom patalpom elgtis. Ir dar kas svarbu, ką sako aukščiausias teismas, kad bendraturčiai, kurių sutikimo reikia, savo atsisakymą turi motyvuoti. Ir motyvuoti ne šiaip savo, kad man nepatinka, aš nenoriu. Aukščiausias teismas nėra kažkokio baigtinio kriterijų sąrašo, kada tas atsisakymas duoti sutikimą yra pagristas, kada ne. Bet pavyzdiniai tokie dalykai, kažkokios specialistų išvados, kad patalpų šiuo atveju paskirties pakeitimas kažkaip pablogins tų butų naudojimosi galimybės gyvenimo jose sąlygos, taps jos kenksmingos ir panašiai.
o ne šiaip, kad aš nenoriu ir panašiai. Mantė Kirilytė mokslininkė ir privati investuotoja. Pasakoja nusprendusi prisidėti prie šio projekto, nes iš anksčiau žino Povilo Ancevičiaus darbus. Investuotoja vardė šio projekto naudas miestui, gyventojams ir aplinkai. Kuriamos naujos darbo vietos, kuriama lengvesnė prieiga ypatingai vyresnio amžiaus pacientams, tai yra mūsų seniorams, kadangi bus teikiamos klinikoje numatytos teikti ir TLK protezavimo paslaugos. Tai yra lengvesnis priėjimas ir greičiau teikiamos paslaugos negu kad kažkur kitur galbūt. Taip pat atsižvelgime tai, kad projekto vienas iš tikslų yra būtent socialinės grupės greitesnis tų pacientų priėmimas ir gydymas. Taip pat planuojama įtraukti ir dirbti kartu su pažeidžiamų grupių, ne tik pacientais, bet ir juos įtraukti kaip ir į klinikos personalą, kad jie būtų dalis viso to, nes tai yra socialinis būtent projektas. Dar vienas dalykas, būtent pliusas tikriausiai šio projekto, tai būtų visa skaitmenizuota ir ekologiniu požiūriu grįsta klinika, tai siekime ateityje būti tikriausiai, jeigu mums pavyks įkurti šią kliniką, tai 2030 ketiname būti ekologiniu požiūriu tiesiog neutrali įmonė. Savivaldybė pasako, kad su tokiu atveju dar neteko susidurti ir jiems buvo naujiena, kad čia įmonė, kuri laimėjo Šiaulių miesto savivaldybės paramą inovatyviam verslui kurti, daugiabučio namo gyventojų užkerta kelią atsirasti Šiaulių mieste. Šis verslas taip pat gavo užimtumo tarnybos subsidiją įrangai įsigyti 155 640 eurų. Mes kaip savivaldybė ir tuo labiau, kad ir remiam verslą, ar ne, ir šitas verslas būtent dalyvavo verslo projektų konkurse ir gavo paramą, tai mes tikrai labai norėtumėm, kad įsikurtų ir tikrai labai norėtumėm, kad ir bulvare tai būtų ir vėlgi tai skatintų tą judesį. Bet priversti gyventojų mes negalimam. Čia tas pats būtų, kad kas į mano privatų kiemą ateitų verslininkas ir sakytų, leiskit man čia vykdyti verslą, tai aš arba sutiksiu, arba nesutiksiu. Tai šiaip gaila būtų, jeigu tas sprendimas nepasikeistų, bet mes tikrai, kaip ir minėjau, pasistengsime dar su bendrijos pirmininku pakalbėti tuo klausimu. Mes bendrijos pirmininkui galime, nebent parašyti, paskambinti, paprašyti, kad jis suorganizuotų gyventojų susirinkimą ir kad tas, sakykime, jų nuomonė išreikšta būtų raštu, nes dabar nelabai aišku, ar tie gyventojai žodžiu nesutiko, ar ten raštu buvo kreiptasi. Tai viskas, kas nuo mūsų priklauso, tai realiai, kad mes galime, kaip ir minėjau, paprašyti pirmininko, kad jis į šitą situaciją pažiūrėtų šiek tiek kitaip ir tikrai suteiktų galimybę verslininkams pristatyti savo projektą. ETA Plius televizijos komanda negalėjo išgirsti tikrosios gyventojų nuomonės, nes neprisistatęs asmuo apriboja priėjimą prie gyventojų. Buvo besistengiančių, kad šis reportažas visai nešvystų dienos šviesos. Kadangi nepavyko išklausyti gyventojų pozicijos ir jos argumentuotai pristatyti viešai, kreipėmės į šiauliečius. Ką jie mano apie tai, kad šioje vietoje planuojama įkurti medicinos įstaigą? Gal mažiau eilių būtų pas medikus, jeigu čia atsidarytų. O dėl triukšmo, tai čia ne klubą kažkokį muzikinę atidaro. Nemanau, kad čia būtų. Kodėlgi ne? Pats dirbus medicinos rytį, tai kodėlgi ne? Kuo daugiau medicinos, gal tuo daugiau bus prieinama jinai. Labai gera vieta, sakyčiau taip. Gal ir gerai iš tikrųjų. Ganėtinai patogu žmonėms pasiekti, pats centras. Gal ir gerai. Medicinos įstaigų mieste manau, kad pakankamai, bet žiūrint kokio profilio tai būtų, kokias tai paslaugas teiktų. Tai būtų odontologijos klinika. Aš nei už, nei prieš, tiesiog jų yra pakankamai daug, bet jeigu yra poreikis, tai tokiu negaliu pasakyti, kad prieš. Advokatas Aivaras Gilys patarė tokioje situacijoje rasti mediatorių, kuris padėtų ir gyventojams pristatyti projektą ir nesužlugdyti prasmingų investicijų atėjimo į miestą. Projekto kūrėjai teigia, kad norėtų išgirsti gyventojų argumentus. Taip pat yra nusiteikę įgyvendinti gyventojų reikalavimus, siekiant abipusio bendradarbiavimo.
Rožinė spalva nusidažė visas Pakiršinio dvaro parkas. Gausus būrys žmonių susirinko paragauti įvairiausių skonių šaltibarščių. Pakiršinio dvare vyko jau 6. šaltibarščių gaminimo čempionatas. Man patinka rožinė. Tai šventė, kuris sujungia bendruomenės, šeimas, tradicijas ir kūrybiškumą. Pati idėja gimė bendruomenė ir dvaro darbuotojams prieš 6 metus, kai nusprendė, ką galima būtų sugalvoti kažkokio tokio, to, ko nėra Lietuvoje. Tai pagalvojo, kad tuo metu jau yra kaip ir daug bulvių, būna dažniausia karšta ir kas gali būti geriau, jeigu ne šaltibarščiai su bulvėm. Tai pirmuosius metus pabandė su mėgėjų kolektyvais, vėliau vis kvietė atlikėjų iš žinomesnių, populiaresnių ir dabar, matot, kokią šventę jau turime 6. kartą. Tai būtent bendruomenės, rėmėjų, seniūnijos ir dvaro darbuotojų dėka šiandien visi galime pasidžiaugti ir skanauti tiek įvairių šaltibarščių. Į šventę sugužėjo tikri šaltibarščių gerbėjai. O šaltibarščiai ką jums reiškia? Paskaitykit, va čia ir žinosit. Kurioje eilėje yra šaltibarščiai? Ir lietkabelis yra meilė kubė. Šaltibarščiai reiškia šeimai daug. Užaugo vaikai su ta sriuba ir tai yra kaip lietuviškumo simbolis. Ir aišku, kadangi esu šviesiaplaukė, ta spalva labai prie širdies. Labai šauni vieta. Vilniuje vieni kostiumai, čia yra antri ir dabar tikrai jau apmąstymuose yra kitam festivaliui nauji kostiumai, nereikia tų pačių, neįdomu bus. Dėl skaniausių, išskirtiniausių ir netradiciškiausių šaltibarščių gamintojo titulo varžėsi net 24 komandos. Šiais metais buvo pagaminta daugiau nei 650 litrų šaltibarščių. O šiemet šaltibarščių gamina įvairiausių nuo keksiukų, nuo kokteilių ir nuo tų tradicinių senovinių laikų. Na, o šventės metu buvo tikrai išlaisvinti visi skonių receptoriai. Sriubos buvo su rūkytais kiaušiniais ir burokėliais, krienais, garstyčiomis, rūkyta skumbrė ir kepta silkė, miško uogomis ir kiškio kopūstais, ananasais, riešutais, jūros kopūstais ir kitais netikėtais ingredientais. Buvo galima paragauti ir šaltibarščių lavaše, šaltibarščių užtepėlės bei vieno kąsnio šaltos sriubos. Atvežėm tradicinį, nežinom ar žemaičio ar mažosios Lietuvos patiekalą šmakalą. Kas tai yra? Tai yra antros vestuvių dienos šaltibarščių pusbrolis. Ir kuo jisai skiriasi nuo tradicinių šaltibarščių? Tuo, kad tai yra ne rožinis ir kad tai yra sukepta silkė. Ar mėgsta mūsų lietuviai tokią sriubą? Tam krašte pajūryje tikrai labai visi mėgsta, bet nuvežus, sakykime, į Suvalkiją dažnai sako, kefyras su silkė, bet kas paragauja, visi džiaugiasi, visiems patinka. 4 metai dalyvaujam tradicinių šaltibarščių konkurse, dedam ingredientą slaptą su cinkeliu. Ar išduosite tą slaptą ingredientą? Gal išduosim, tai yra krenai. Tai yra įprastiniai tradiciniai šaltibarščiai su krenais? Su krenais. Bulvinių blynai, paprasti tik su raudonu, su burokėlių sultim. Viskas tas pats, kaip bulviniai blynai kepami, tik tais deda sultis burokėlių ir viskas tas pats. Dalyviai buvo suskirstyti į 2 grupės – tradicinių ir netradicinių šaltibarščių gamintojus. Vertinimo komisija šiemet yra sudaryta neatsitiktinai tokia skirtinga. Iš jaunesnio žmogaus, vyresnio, moters, vyro, kad būtų kuo įvairesnių skonių ir jie visiškai anonimiškai, nežinodami, kurios komandos vertina, nes matydami tik skaičiuką ant dubenėlio, pasikliaudami savo skonio receptoriais, pasakys, kad šitas buvo pats skaniausias ir mielai dar kartą suvalgyčiau dar vieną porciją. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Baisogalos seniūnijos komanda laikosi tradicijų. Svarbiausias ingredientas tai yra tai, kad mūsų daržovės yra visos išaugintos mūsų seniūnijos darbuotojų soduose. Mes perkam tik kefyrą. Komisijoje dalyvavo ir Radviliškio rajono savivaldybės vicemerai Alfredas Juozapavičius ir Jurgita Sidarienė. Aš galvoju, kad atkreipsiu dėmesį ne vien į skonį, bet ir į išvaizdą. Ir labiausiai domina tie slapti ingredientai, kuo nustebins dalyviai, gamintojai. Į pasaulį tikrai galima žiūrėti pro rožinius akinius. Rožinė tai džiaugsmo spalva. Rožinė svajonė tai svajonė apie gražesnį gyvenimą, nes mūsų merginos vadovaujasi šūkiu, kad grožis išgelbės pasaulį. Šiaip jau rožinė mano gyvenimo spalva, žiūriu pro rožinius akinius į viską, tai čia tuo labiau.
Na, o kad šaltibarščiai užkariavo visą Lietuvą, o gal net ir visą pasaulį, nebejoja nei vienas. Tikriausiai dėl to, kad tai yra mūsų tradicija, tai yra tikrai išskirtinis dalykas, vieniems jie patinka, kitiems ne, bet manau, kad lietuvio širdžiai yra pati mylimiausia sriuba. Vėsu, sotu, skanu ir aišku, ta spalva tikrai įveža. Gal dėl spalvos rožinės, nes nežinau, nes spalva šilta ir visus sujungia, gal ir link meilės dar nuveda. Neturi kitos tautos to ir spalva graži ir gali rasti labai daug skonių, o jeigu dar šeimininkė sugebėjo paimprovizuoti, tai išvis liuks. Žmonės į šventę atvyko iš visos Lietuvos. Po įvairiausių sriubų ragavimų visus linksmino koncertinė programa, o visą dieną veikia liaudies kūrybos amatų kiemelis, tautodailininkų, amatininkų ir prekybininkų mugė bei užsiėmimai vaikams. Be galo gražiai suorganizuota. Tikrai labai graži šventė. Nes dabar ir Vilnius šiaip lyg ir pradėjo vykti, bet kažkaip man atrodo, kad ten labiau nukopijuota nuo šio kaimelio šventės. Smagus renginys. Labai gerai iš tikrųjų, kad nevyksta viskas ties Vilniaus riba, ateina ir pas mus link Šiaulių, Radviliškio, tai labai gerai. Nuostabi šventė, šaunuoliai šios šventės rengėjai, džiaugiamės labai, kad mūsų rajone yra tokia galimybė pabūti tokioj žmonių masiai, pamatyti, išragauti šaltibarščius. Renginio organizatorius Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras, partneriai Radviliškio rajono savivaldybė, Baisogalos seniūnija, Pakiršinio kaimo bendruomenė. Tarptautinės kačių dienos proga aplankėme viešąją įstaigą Batuotos katės ir būsima veterinarė bei prieglaudos savininkė siunčia šiltą ir nuoširdų palinkėjimą visoms katėms. Kad visiems katinams būtų meilės, kad turėtų valgyti, kad turėtų gerus namus labai, kad nemuštų šeimininkai. Kad viską jie turėtų, viską. Savo guliukus, kambariukus. O kaip atsiranda meilė katėms, o gal jau gimstame su šiuo jausmu, viešosios įstaigos Batuotos katės viena iš įkūrėjų išmaikštauja, kad praėjusiame gyvenime pati buvo katė. Nežinau, ar jinai gali atsirasti, turbūt jau užprogramuota. Aš save iš vaikystės kiek prisimenu, tai gelbėdavau kaimo kates, kur žinodavau, kad yra kačiukų ir vaikščiodavau su liaudiškai pasak krepšu, kaip pas mus Kuršėnų krašte sakydavo, krepšą pasiemus, slėpdavau, kad tų kačiukų kažkur nepradangintų. Tai vat iš tokių laikų, iš vaikystės atėjo viskas, kažkaip nežinau. Tai turbūt sakau pati gal kada katė buvus. Tokia, žinot, su mistikom, nes katės, mistiniai padarai. Ir iš tos didelės meilės katėms buvo įkurtos VŠI Batuotos katės. Mes esam kelios batuotų kačių merginos, kurios, pakvaišusios dėl kačių gerąją prasme. Taip ir atsirado ir Batuotos katės. Tiesiog. Tai va, ateina pliki basi, snarglėti, nušašę, išleidžiam namo, kai sakom, su batukais. Katytė savo. Bet kada, kokią bėdą, tik tai už boksas visada mašinoj, visada maisto mašinoj ir lekiam per miestą ieškoti, kam čia reikėjo, kur pagalbos. Tikrai niekada niekam neatsakom, paskambina, nesvarbu kiek valandų. Nors kartais norėtųsi, kad žmonės truputėlį ir savo iniciatyvos įdėtų, ar ten paimant gyvūną sužalotą, ar kažką užtenka turėti pleduką mašinoje, ar kažką minkšto užgobiai sužeistą gyvūną ir viskas, nereikia turėti ten tų boksų ir pirštinių storiausių ar kažką, tikrai ne, užtenka kažką užgaubti ir paimsite jūs tą gyvūną. Ne visada mes turim galimybę ten atlėkti čia ir dabar, bet jau stengiamės operatyviai meti darbus, šitie sveiki gražus visi palauks. Mažoji pagalbininkė ne tik prižiūri batuotas kates, bet ir rūpinasi laukinėmis katėmis. Jėzus Marija, net neišeina iš prieglaudos aš niekada. Man patinka labai. Man patinka, nes aš savo kieme, kai žaidžiu, matau katiną, vakar mačiau katę kažkokią, tokia visa juoda, nosies balta, ir laksto, sugavau ją, leidžia gluostytis, pamaitinau ją, vandens įpyliau.
ir ji nešia yra. Ir kažkur nubėgo ji. Jolantos širdis tikrai atvira visoms pasaulio katėms, nors kiekvieną dieną laiką leidžia su batuotomis katėmis, namo grįžusi tikrai neliūdi. Tai namuose taip gyvena 11 pačiuose namuose ir lauke dar gyvena 3 batuotų kačių, katytės, kurios pasirinko tokį gyvenimą, bet jos yra prižiūrimės, mes padovanojom savo lauko pavėsinę, ten jom įrengta, viskas jos ten karaliauja ir dalinasi su ežiais. Dar priima ir ežius į svečius, pamaitina, duoda meistelio, dalinasi. Jei jums atrodo, kad 11 kačių auginti namuose yra daug, tai pagalvokite dar kartą. Rekordinis buvo 26. Deja, katytės sensta ir išlenda ligos ir turėjom skaudžių tų ligų, leukemijos tos baisios ligos, kur net, gyveno kažkiek, bet išeina nuo senatvės išėjo daug kačių, tokių ligotų, nes aš nesirenku savo į namus katinėlių parodinių ten tokių. Aš visada pasimčiau tą, kuris niekam nereikalingas. Dažnai visuomenėje girdime, katės daro tai, ką nori, jos nepriklausomos. Tai vienas iš skirtumų lyginant kates su šunimis, o Jolantai šis kačių bruožas patinka labiausiai. Man patinka katės nepriklausomybė. Aš pati tokia, aš mėgstu kažkam priklausyti iki tam tikros ribos. Ir katės jos tokios. Aš ateisiu pati, kada norėsiu, kaip ir aš, man čia niekas neprivers, sakau, matyt, tikrai katės tų bruožų turiu. Tai patinka toks nepataikavimas. Nors ne visi kačių bruožai moteriai patinka, yra vienas, dėl kurio labai piktinasi. Vienintelio, ant ko pykstu ant kačių, iš tikrųjų katės labai slepia savo ligas. Jinai kartais parodo ligą tada, kada jau būna kritiniai būkliai, kada jau, velnias dabar kaip padėti tau. Tai o daugiau tai, tobulas gyvūnas. Katė yra tobulas gyvūnas. Tikra tiesa, viskas telpa į žodį tobuli gyvūnai. Jie gražus, man jie meilūs yra labai. Aš myliu labai katinus. Man gyvūnai labai patinka. Ir aš katiną turiu namie. O kiek pati svajotum turėti auginti kačių? 1 Prieglaudą noriu. Išmoksiu veterinariją ir pradėsiu čia dirbti. Man tie katinai, niekada aš nepamirštu katinų. Patinka labiausiai. Jėzus, man labai patinka visi katinai, visi man myli, visus aš myliu katinus labiausiai. Sekmadienį Šiauliuose pas nepilnametį rasta galimai narkotinių medžiagų. Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 18:30 Jono Jablonskio gatvėje pas nepilnametį gimusi 2008 metais rastas plastikinis maišelis augalinės kilmės įtariama narkotinė medžiaga. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotinės ar psichotropinės medžiagas, neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Šeštadienį Rokiškyje baigėsi 3 dienas trukusios Rokiškio Grand Rally varžybos. Po 15 greičio ruožų ir daugiau nei 140 km kovos pergalę absoliučioje įskaitoje iškovojo Škoda Fabia automobilių lenktyniavęs Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus duetas. Vaidotas Žala ir Ugnius Vainevičius iniciatyvai savo rankas perėmė jau pirmąją dieną. Tiesa, jiems ralio pradžia nesiklostė visiškai sklandžiai. Po pirmosios dienos ir 5 greičio ruožų jie prieš antroje vietoje
vietoje buvusi Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Pauliukėno duetą lyderiavo beveik 7 sekundėmis. Trečioje vietoje rikiavosi Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, kurie pirmąją ralio dieną laimėjo 2 greičio ruožus. Tačiau būtent Giedriui Notkui su Daliumi Strižanu antroji ralio diena buvo lemtinga. Pramušė vieną, o vėliau ir antrą ratą, kuriuos teko keisti sustojus greičio ruože, jie nusirito rezultatų lentelėje pozicijomis žemyn ir dėl vietos trejetuke jau nebekovojo. Tuo metu Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi antrąją ralio dieną laimėjo visus 9 greičio ruožus ir galiausiai susikrovė 52 sekundžių pranašumą prieš Vladą Jurkevičių su Aisvydu Pauliukėnu. Į trečiąją vietą prasibrovė itin stabiliai važiavęs Deivido Gezevičiaus ir Evaldo Kvederio tandemas. Jie lyderiams nusileido 1 minutę 24 sekundėmis, tačiau 6 sekundžių pranašumu už savęs išlaikė Giedrių Firantą ir Matą Valiulį. Dėl gedimų ir avarijų iš ralio pasitraukė beveik 30 ekipažų. Tai sudaro beveik 30% visų startavusių dalyvių. Antradienio dieną krituliai neprognozuojami, saulė švies pro debesis. Naktis iš pirmadienio į antradienį bus mažai debesuota, krituliai neprognozuojami. Oro temperatūra 12–14 laipsnių šilumos, pūs vakarų krypties vėjas 1–2 metrus per sekundę greičiu. Antradienio dieną Šiaulių apskrityje bus mažai debesuota, saulė švies pro debesis. Akmenėje rytas išauš saulėtas, o įsidienojus saulė pasislėps už debesų. Visoje Šiaulių apskrityje krituliai neprognozuojami, pūs pastovios krypties vakarinių krypčių vėjas 2–4 metrus per sekundę greičiu. Vėjo gūsiai stiprės iki 8 metrų per sekundę greičiu. Termometro stulpeliai rodys 19–21 laipsnį šilumos.